Patyčios ne visada būna matomos ar garsios. Jos dažnai prasideda ekrane, per komentarą, žinutę ar nuotrauką, kuri žeidžia. Kai užgaulios žinutės kartojasi, tai gali paveikti ne mažiau nei tai, kas vyksta mokyklos koridoriuje. Pavyzdžiui, Justinas gauna anoniminę žinutę. Niekam tu neįdomus, kodėl dar čia esi? Iš pradžių jis ją ignoruoja, bet netrukus daugiau komentarų. Kai kurios paskyros sukuria net pašaipius įrašus iš jo nuotraukų. Jis pradeda vengti socialinių tinklų, vengia draugų, nustoja lankytis pamokose. Kibernetinės patyčios – tai pasikartojantis, tyčinis, žeminantis elgesys internete. Tai gali būti įžeidžiančios žinutės, šmeižtas, išjuokiančios nuotraukos, jų platinimas, melagingos istorijos, net paskyrų klastojimas. Jos gali vykti bet kur – socialiniuose tinkluose, žaidimų platformose, žinučių grupėse. Ir dažnai jos nematomos suaugusiems. Tačiau jos tikros ir jų pasekmės taip pat. Jei patiri kibernetinės patyčias, nereikia kentėti vienam. Išsaugok įrodymus – žinutes, ekrano nuotraukas, komentarus. Pranešk apie tai platformos administracijai. Užblokuok skriaudėjus. Ir svarbiausia – pasikalbėk su žmogumi, kurio pasitiki. Mokytoju, psichologu, socialiniu pedagogu ar suaugusiu, kuris tave išklausys. Pagalbos gali suteikti ir kelios Lietuvoje veikiančios institucijos. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras stebi grėsmes internete, įspėja apie pavojingas programėles ir platina patarimus, kaip elgtis saugiai. Jei kas nors paviešino tavo nuotraukas, siunčia grasinimus ar sukūrė netikrą paskyrą, pranešk per e-policija.lt. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija padeda, kai tavo asmeniniai duomenys panaudojami be tavo leidimo. Taip pat gali visada skambinti į vaikų liniją numeriu 116 111 arba apsilankyti draugiškas internetas.lt. Ten rasi konkrečių patarimų, įrankių ir žmonių, kurie pasiruošia tau padėti. Tu turi teisę jaustis saugiai ir turi teisę būti išgirstas internete ir už jo ribų.